Sveiki, mes esam Instinct Society su Justinu Benecku priešaky. Ir Domantas Savičius Mikalo. Ir aš šiaip. Iš priekio. Draugas. Su jų mamom. Taigi, ką mes norim pasakyti šiandien? Apie ką norim papasakoti? O norim papasakoti apie renginį. Apie Instinct Night Rider. Toks, sakyčiau, nestandartinis renginys bent jau Lietuvoje. Niekas nieko panašaus nebuvo daręs. Visa renginio esmė tokia, kad susirenka, galima sakyti, savo chebra. Su teisingom mašinom. Su teisingom mašinom, čia yra svarbiausia. Nu ir su teisingom panetkim. Ir sėdam ir važiuojam. Ir kas viso renginio esmė, tai yra pabūt su bendraminčiais. O ką tu, Karoli, galvoji apie automobilių kultūrą Lietuvoje? O ką tu galvoji, Beneckai? Aš tai galvoju, blemo, kad iš tikrųjų trūksta biškį renginių. Galėtų būti aktyviau. Jo. Žmonių, kurie norėtų tai daryti. Jeigu tu esi toks, tai prisijung prie mūsų. Žmonių yra, kai kuriems gal trūksta noro ir motyvacijos. Jo. Mano nuomonė. Trūksta renginių. Trūksta, labai trūksta renginių. Tai mes stengiamės ištaisyti šitą didelę bėdą. Ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kitą sezoną busim dar aktyvesni. Darysim daugiau renginių. Taip. Variuosim daugiau žmonių. Ir leidžiam. Darom šiąnakt Night Rider. Sveiki, zdravo. Labas. Pristatyk. Aš esu Edvinas. Ir ką tu vairuoji? Vairuoju Subaru Impreza. Supratau. Šitą klausyk, mums labai įdomintų tavo nuomonę apie visą šitą Lietuvoje reikalą. Nu, tapsim visą kultūrą auto, mes judam, stovim, kaip? Trumpai greitai. Mes labai judam į priekį, tiesiog labai greitai, tiesiog labai daug mašinų. Per paskutinius metus labai daug žmonių pradėjo kažką tai kitko organizuotis, rengti renginius, netgi tas pats Refreshas, Chill & Grillas, įsivažiuoja, kiek ten žmonių daug buvo. Patys automobiliai vis geryn. Supratau, tai liuks, viskas tvarkoj? Viskas fantastiškai. Sveikas. Sveikas. Pristatyk. Adomas iš Vilniaus, Nikas Šarkas. Manau visiems žinomas. Ir apie savo autogaražą trumpai turtai. Seniau turėjau Civiką. Jisai buvo paprasta pirma mašinytė, važinėjau, galvojau, trūksta galios, paturbinau, atsibodo, pagalvojau, reikia galo varomo. Tai nupirkau į Nisaną vietoj jo. Tada atėjo žiema, Nisano buvo gaila į Ruskas pūdyt, tai nupirkau BMW. Pavažinėt žiemai, padriftinant ant sniego, pavažinėjau, patiko, atėjo pavasaris, pamačiau gražius ratus, nupirkau, vidėjau. Ratai tai čia super awesome. Mano visi žino, kad šitą ratlankiai, nereikia ir komentuoti. O kažkokie ateities planai, šiaip, ta prasme, kažką savo autoparkų, kaip SX gyvena ir panašiai. Šitas tai, manau, toks ir liks Daily karas, o SX ten po biškį tvarkosi vis. Turbinas, keitinėjų, viską ir turėtų išlys kažkada.
Sveiki. Aš čia kaip ir su VAG klubo, ne? Mėgėjai. Ne. Tu BMS vairuoji, tu tai ne. Tai va, prisistyk. Aš Lapė. Albert. Jūs? Vidai, ateik. Sveikas, Vidai. Vak, mūčiasi, Vak. Trumpai apie savo visą klubą, kaip jūsų veikla Vagai, kaip jūs judat, ką darot ir panašiai. Vagai juda kaip golf parado pradėjom, aišku, seniai jau. Prieš 11 metų be to. Švęsim 11 klubo gimtadienį jau. Šiaip buvom golf parado kažkada. Dabartiniai jau Vagai, nes reikia plėstis. Neapsistosim ties golfais ir korado, nes, beliko golfai, korado jau nebedaug. Šiaip, mūsų vienyje, kaip ir matyti visus autoklubus, tai automobiliai. Supratau, labai viskas šiai įsamiai. Čia vienas žmogus jau matytas yra Albertas. Tai kaip VR6 valyt? Važiuoja gal kas? Dar gal kas važiuoja, ne? Kaip Passatas? Stovi. Technikinė praeita, ne? Jo, lipdukas jau yra. Ai, ta šventė dabar bliam. Labas. Koks tavo vardas? Onutė. Kiek tau metų? 13. Supratau, visai nieko. Tai va, kaip tau renginukas, kaip kas? Super. Kaip iš moteriškos pusės, ta prasme, tas visas autokultūros reikalas. Kaip žiūrit, gal išmokė vyras? Išmokė. Apie teisingas mašinas, ne? Taip. Ką pati norėtum vairuoti? Raudona, svarbiausia. Va, raudona Lada, tai manau, kažkur matyta, manau, Skarolis tokia turi. Man atrodo. Tai čia viskas tvarkoja? Jo, viskas tvarkoja. Įdomu? Įdomu. Neliūdit? Ne. Mergaičių yra daugiau? Nu, labai liuks. Taip. Pagaliau radom žymį fotografą. Kiką ar keką? Kik, ne? Kaip tau sekasi? Kaip renginys? Ką čia veikti? Ką čia pas tave rankoj? Aš tai nežinau, čia renginys, ne? Jo, čia. Plačiau papasakok apie save. Girdėjau su Moskvičium, ne, su Volga. Su kuo važinėjai? Girdėjau labai žemas. Nu, turiu šitą Civiką. Raudona. Raudoną džeką turiu. Skerku duodam ir viskas. Biškai garsu, biškai skerku. Kaip tau renginukas, ar daug nuotraukų padarai? Nu, padariau truputį nuotraukų, gal ten viena kita bus gera. Va, dar matome vieną žmogų, bet čia mūsiškis. Čia jie. Martynai, kur pabėgai? Tai ką? Tai toks, masiv. Ja, automobilių biškai daug susirinko iš tikrųjų. Kas, kaip, kur, kaip renginys, kaip kas? Labai patinka iš tikrųjų, labai įdomus toks susibūrimas, pirmą kartą tokiam. Tasme, apart kitų renginių, kur buvo, primena šiek tiek gal kiek Ameriką kokią. Ačiū. Tai va, šiaip labai malonu. O iš moteriškos pusės? Super. Labai geras, labai ačiū. Gaunam palaikymą iš visų pusių. Čia mes matom Civi klubą ir visą jo gerybę, kaip esam. Taigi, sveikas. Labas. Tavo vardas. Aš Džiza. Gražus vardas. Sveikas. Labas. Tavo vardas. Tikra sakyti ar netikra? Nu, galis kitoksinis kartas. Kučius. Va. Sveikas. Aš tai Jonas. Malonu, Jonai. Tai nežinau, trumpai apie savo klubą. Ten veikla, viskas, kaip, kas, kodėl. Mes esame vienintelis klubas, kuris atsidaro savo sezoną ir palieka jį atidarytą. Mes jo neuždarinėjom, tegul būna atviras, mums negaila. Mes darom pačius durniausius slalomus visam pasaulyje ir tuo didžiuojamės. Mes vieninteliai turbūt pasaulyje padarėm, kas daugiausiai iš Civikų dūmina, nes galvom reikia pabrėžti savo stipriasias pusės. Gera rungtis. Gera rungtis, visiems labai patiko. Pirmie Lietuvoje padarėm Karlimbo. O, tai čia mes visi nukopijavom. Čia copyrightas ant jų dabar. Ką veiki, jo, ta prasme, ką vairuoji, kaip kas? Vairuoju Civiką. Kaip netikėta. Biški dūmijantį. Ar važiuojantį? Liuks, jo, faini ratai, matyti kažkur. Kažkieno ratai. Ir didžiausias mechanikas, kaip jį vadina, daktarų ponų. Nu kaip, jau apie tave sklinda legendos. Tai trumpai, nežinau, galėtum save pasakoti, kodėl tai pradėjo domėtis ir šiaip mechanika, tai giliai lyst. Tai jisai pusė Civi klubo mašinų. Tai mane nuo mažens domina, tai čia natūralu, kad prie to privedė visą šitą. Bet tapsime savo mokslis nuo nulio, ne? Realiai jo. Kaip sakai? Jis gimė su 17 raktų rankoj. Nu, rankos nemažas, galiu pasakyti, bet auksinės. Tai va, einam gal prie tavo meno kūrinio, biškai pažiūrėsim, okei? O kur laidai, kur akumas? O čia užstumti reikia? Kas Wi-Fi veikia? Ai, Bluetooth'as. Dujos, tai aš manau, čia, ne dujos. Salonė viskas. Ai, visą salonę, supratau. O šitą valit? Ai, nelabai. Supratau. Nu, trumpai, kiek galios?
Dabar tai nežinau, prieš 2 metus buvo 126 kW atrodo. O nuo ko pradėjai? Nuo kiek pradėjai? Blokas tai 84 kW. Neblogas pasiekimas. Aišku, modlisto gal net neklausiu, nes kaip supratau, jis pakankamai ilgas. Prašvis, man atrodo. Supratau, bet girdėjau, ten kažkokie vyko dragai ten biškai pasirodai. Ai, čia žiūrint apie kuriuos šneki. Ai, supratau, bet būna pagesini biškai, ne? Gatvėj. Nu, kartai, žinai. Jeigu labai prispiria reikalą, žinai. Spirituko įsipilį ir davai, ne? Jo. Supratau, gerai. Tai kas tai? Kaip gyveni? Gerai. Kaip barzda gyveni? Labai gerai. Supratau. Prisistatyk. Barzda. Žiauriai originalu. Tai va, o tu esi iš... Aš šiaip pats fainas. Supratau. Žiauriai fainas. Ir palauk, ką dabar vairuoji? Ką žmogus pardavęs gali vairuoti? Baisiai man dar Volkswagen. BMW. O galų varomas? Man atrodo, žinai, gal kartais šonu, bet būna dažniausiai vėlų. Sveikas. Koks tavo vardas? Milvydas. Iš kur esi? Tavo mamas. Gražus Vido mamos žempis. Tai va. Tai tu įžeidėjom LT, ne? Taip. Ir, nu, trumpai apie savo klubą. Tu šiandien geri? Taip. Geri šiandien? Aš vairuoju. Ir negeri? Kaip tu vairuoji? Geriu. Ai, tai čia iš girtuvių. Taip. Pagalai, nu tai va, trumpai apie savo klubą. Nu, tipo ne savo, gal jūsų, aš nežinau. Mūsų klubas gyvuoja jau 6 metus. Oficialiai? Galima minutę aš nužudau žmogų ir grįžtu. Tai mes į toj pagirgime. Oi, pasireklaminė. Metus mes stovaujam japoniškus automobilius. Apskritai. Jo, apskritai, vien tik japoniškus. Tai jeigu atvarysiu su Nissan Almera dyzelinė, tai okei? Tai aišku, žinau. Kaip gerai. Kokie jie draugiški? Priimam visus. Supratau, nu liuks. Vien tik ne į formą, nesireklamuoju formos to Almera, tai žinai. Supratau su tau. Ir šiaip tas jūsų veikla, ko jūs siekiat, nu, ta prasme, panetkis galima taip. Populiarinti autokultūrą visą. Bet būtent japoniško, ne? Į tą pusę liksas, kiek supratau, iš pavadinimų. Nu, taip, savam klube jo, bet stengiamės, jeigu būtent su savo renginiu, nu, mes irgi taip pat darom renginius taip toliau, tai propaguojam visus traukti. Šiaip patys esam japoniškų mašinų klubas. Jo, mes, blemba, jaučiu, kad visi buvom čia Lengryje, bent jau tie priejaučtis. Tai galiu dabar pasakyti, na, mūsų visų buvo žiauriai gerai, ar bus kitais metais? Žinoma. Bus geresnis? Žinoma, 10 kartų. O, taip, lauksim, okei. Vienai, tai kaip, mylio, mam? Šiaip ką tik išvežė fūrą, nuvažiavo, nematei? Biškiu. Tavo mama. Tu esi, tu labai matytas veidas. Tu esi? Tavo mama nuotrauka. Tauras. Ir kiek metų vairuoji? Ir tu, nu... Tai tu kokias mašinas vairuoji? Turiu geiškiausią Lietuvoje garažą. 2 metas. 3? Nesakiau aš apie tai. Tu sakai 3? Sakiau dar nesakiau. 3 metus. Tai neskaitant donorą, ne? Ne, 3 metus. Važiuoji paslapę, ne? Važiuoju paslapę, visai neblogai sekės, susprogdinau motorą. Kelintą? Susprogdinau motorą, užsibaigim ties tuo. Finišuoju dažniausiai be stabdžių, nes perkaista. Mėgstu važiuoti be tepalo. Tai overall gerai, sekės? Jo, overall gerai. Dar vienas etapas, tai aš manau nustebinsiu dar žmonės. Gerai. Nu tai kaip autokultūra Lietuvoje, tavo nuomonė? Labai stipriai progresuoja. Iš tiesų prieš 3 metus atsimenu, kad buvo pilna civikų, golf antrų, atbulinė bėgių, paišančių saulės Akropolio aikšteliai. Dabar tą daro su vienu ratu velinčiu BMW arba Miata. Ir šiaip progresuoja žmonės, labai skonis atsiranda pas žmonės, atsiranda unikalių automobilių, įdomių ir labai gerbtina. Kalbinam Kristijoną ir jo Honda ant 2 ratų, ne 4. Tai sveikas? Labas, malonu. Aš galiu išduoti, kad tu mikrofoną prieš tai nebuvai. Ne, aš jį buvau įjungęs. Tiesiog nepavyko kadras. Tai nežinau, dabar blemba, trumpai, drūtai apie kaip kas. Nuo nulio, nes... Nuo nulio. Mano pirmas motociklas, Honda CB650, vyresnė už mane, 81 metų. Custom made, mano rankom. Ir dar norėčiau perduoti linkėjimus kabliui. Jis man padėjo suvirinti ten, ko aš dar nemokėjau, bet šiaip... Na, labai patenkintas šito dalyko esu iš tikrųjų. Tai jisai nuo stoko pavadinkai taip daug skiriasi, ne? Nuo stoko jisai skiriasi. Iš tikrųjų, nu, buvo Java. Galim sakyti, japoniška Java visiškai. Tai perdariau ir planuoju dar įvairiausių daryti modifikacijų, perdarimų per žiemą. Dabar šiaip pasivažinėti. Šiaip atrodo tikrai įspūdingai, blemba, ir tarp tiek daug mašinų pamatyti tokį daiktą, nu, iš tikrųjų yra malonu. Bet kad yra prijaučiančių ir ant 2 ratų.